Sveiki. Šiandien pakalbėsim apie fermentacijos temperatūrą ir mieles šiek tiek. Taigi pas mane ant stalo matot mielių, tai yra dviejų rūšių mielės. Vienos yra sausas pakeliuose, kitos yra šlapios mielės, kaip omega. Kaip pasirinkti mieles priklauso nuo to, kokią jūs gebate palaikyti fermentacijos temperatūrą. Visų pirma, tai mielių rūšių yra įvairių pagal temperatūros režimus. Tai sakykime, gaminant lagerius, dažniausiai temperatūra turi būti žema, tarp 8 ir 13-14 laipsnių. Gaminant elius temperatūra dažniausiai būna nuo 18 iki 22-25. Tačiau yra įvairių mielių štamų, kurios dirba įvairesniai truputį temperatūrai, kaip štai pavyzdžiui lutra mielės turi labai didelį temperatūros diapazoną, tai yra nuo 20 laipsnių iki 35. Taigi pradėkim nuo visko iš eilės. Gaunam klausimų iš pradedančių aludarių, kokioj temperatūroje gaminti alų. Tai pirmas dalykas yra sužinoti jūsų galimybės, kokioj temperatūroje jūs galite varijuoti. Tai reiškia, ar jūs turit kažkokią šaltą kambarį rūsį, ar gaminsit namie kambarį, ar tai vasara, ar žiema, ar turit izoliacinės kažkokias tai patalpas, kurios, sakykime, nepriklauso nuo oro temperatūros lauke ir taip toliau. Tai žodžiu, pirmiausias dalykas yra išsiaiškinti, kokioj temperatūroje jūs galite atlikti fermentaciją. Reiškia pastatyti kibirą ar fermenterį, kad jis stovėtų ramiai vienoj temperatūroje. Sužinojus šitas savybės, jūs tada jau galite rinktis, kokias mieles naudosit ir kokią alaus stilių gaminsit. Tai kaip ir minėjau, jeigu norit gaminti lagerį, jums reikės žemų temperatūrų, jeigu eli aukštesnių. Pastaraisiais metais išpopuliarėjo mielių štamai, kurie vadinasi Quake. Ir tai yra aukštos temperatūros, aukštos fermentacijos mielės, kurios dirba itin aukštoj temperatūrai. Tai sakykime, kaip ir 35 laipsniai, gali būti ir 39, kai kurios net ir 40, kai kurie Quake rūšis, kai kurios yra prie 40 dirbančios. Taip, sakykime, iki šių dienų dažniausiai visi renkasi elio mieles, kurios yra maždaug nuo 18 iki 25, nes tai yra paprasčiausiai išgaunama temperatūra. Jeigu gyvenate bute, name ar bet kur, tai dažniausiai jūsų tokia bus kambario temperatūra ir jūs ten nesuksite daug galvos. Taigi kiekviena mielė turi, kiekvienas mielių pakelis turi savo aprašymus, dažniausiai ant pačio pakelio. Kai kurios mielės neturi aprašymo ant savo pakelio, kaip kad premium serijos, pavyzdžiui, Lalamand kompanijos, jos ant pakelio pačio nerašo savybių, kurios temperatūrinių, tai yra ir kitų, todėl jas reikėtų surasti internete. Kaip išsirinkti jau pačią tinkamiausią rūšį mielių, tai yra dažniausiai rašomas diapazonas, kokiame mielės dirba. Tai sakykime, turim Mangrove Jacks M20 bavariško kvietinio alaus ir čia yra diapazonas parašytas nuo 18 iki 30 laipsnių. Tai reiškia, žemiausia temperatūra, kurioje mielės gali dirbti, yra 18, aukščiausia yra 30. Optimalu būtų naudoti temperatūrą, kuri yra to diapazono
viduryje, tai reiškia maždaug apie turbūt būtų 20, tarp 22-25 laipsnių. Tai būtų diapazono vidurys, reiškia, kad šitos mielės geriausias savybės ir geriausią visą charakteristiką alui suteiktų dirbdamos būtent tam idealiam diapazone, kuris būna per vidurį. Ką toliau norėjau papasakoti? Kas atsitinka, jeigu naudojat mieles netinkamam diapazone? Tai yra laikot per šaltai arba per karštai. Pirmu atveju, laikant per šaltai, mielės gali nedirbti tiesiog. Jūs supilat, pagaminat misą, supilat mieles, viską uždarot ir laukiat, kol prasidės fermentacija. O jinai neprasideda. Tai greičiausia bus per žema temperatūra, kurioje mielės net nepradeda veiklos. Ir tokiu atveju jūs galite tiesiog sukelti temperatūrą, pernešti šiltesnę patalpą ir fermentacija prasidės. Tame nebus didelės problemos. Tuo momentu, kai jūs nešite į šiltesnę aplinką, viskas prasidės. Didesnė problema yra tada, kai jūs naudojate aukštesnę temperatūrą, negu nurodo gamintojas ant pakelių. Šiuo atveju mielės pradeda gaminti įvairias medžiagas, kurių neturėtų gaminti. Įvairius šalutinius skonius ir šalutinės tokias medžiagas kaip aukštieji alkoholiai ir daug įvairių kitokių. Ko pasekoje jūs gausite defektuotą alų, tai yra arba labai neskanų, arba labai nekokybišką. Todėl geriausia neviršyti nurodytos temperatūros ir jos geriausia net nepasiekti. Kodėl nepasiekti? Todėl, kad, sakykime, kaip šiuo atveju, diapazonas yra nuo 18 iki 30, tai jeigu jūsų kambarį yra 30 laipsnių, ir jūs pasižiūrite ant pakelio 30, pas mane yra 30, viskas tvarkoj, pataikau į tą diapazoną. Bet, kai mielės pradeda veikti, jos dėl savo veiklos temperatūrą misoje gali pakelt apie 3 laipsnius. Ir tokiu atveju jūs jau turėsit 33 ir jau būsit viršijęs tą ribą, kuri yra aukščiausia, maksimaliai leistina. Todėl siūlau rinktis visą laiką mieles ir žiūrėti į jų diapazoną, kuris būtų per vidurį. Toliau, kuo skiriasi skystos mielės ir sausos mielės? Sausos mielės yra išgaunamos taip pat iš skystų. Tiesiog gamybos proceso metu jos yra dehidratuojamos ir tampa ilgesnio galiojimo. Jos nesugenda kur kas ilgiau, gali iki kelių metų išsilaikyti pakelyje ir todėl, sakykime, jūs galite jų turėti kažkokias atsargas ar tiesiog siųstis iš toliau be didelių problemų, nes transportavimo metu jų temperatūrinis režimas yra, faktiškai nėra labai svarbu ten. Jos dvi savaitės transportavimo metu gali būti kur kas aukštesnė temperatūra, negu kad šaldytuve ar dar kažkur ir jom tai nieks nepakenks. Ką negalima pasakyti apie skystas mieles. Skystos mielės yra gyvos ir jos yra gyvos ir reaguoja į aplinką, reiškia, jeigu jūs transportavimo metu jas sušildysit arba perkaitinsit, jos žus. Tiesiog turėsit negyvų mielių pakelį. Turime, kodėl reikėtų apskritai rinktis šlapias mieles? Tai ir klausimas yra, kuo skiriasi sausos nuo šlapių mielių.
ar šlapios geriau sufermentuos, ar jos yra geresnės kažkokiu mistiniu požiūriu ar dar kažkuo, nes labai brangios, nes jos visą laiką yra brangesnės. Tai atsakymas yra ne, jos nėra kažkuo fizikiškai labiau ypatingos negu kad sausos mielės. Tačiau šlapių mielių rūšių gali būti itin daug. Jų pasirinkimas yra ženkliai didesnis negu kad su dehidratuotų mielių. Todėl galite pasirinkti mieles, kurių, sakykime, būtų sunku rasti arba neįmanoma rasti iš sausų mielių asortimento. Paprastai tų pačių mielių ir skystų, ir sausų dažniausiai niekas negamina tos pačios rūšies. Yra viena rūšis tokia, kuri yra ir sausa, ir skysta, tai yra Omegos kompanijos Lutra Quake. Šituo atveju man vieninteliu žinomu yra ir sausos, ir šlapios mielės tos pačios rūšies. Ką dar reikėtų žinoti apie šlapias mieles, tai yra, žinoma, laikyties reikia visą laiką vėsiai, jų galiojimo laikas yra daug trumpesnis negu kad sausų mielių. Jos nuo pagaminimo datos geriausia vartoti yra 6 mėnesius. Toliau jų gyvybingumas mažėja. Ką reiškia gyvybingumas mažėja? Tai reiškia, kad jos nesugenda kaip pienas ar kefyras, kur sugyšta ir reikia išpilti. Tiesiog su kiekvienu mėnesiu lieka vis mažiau gyvų mikroorganizmų, tai yra pačių mielių gyvų, vis mažiau ir mažiau. Tokiu atveju, jeigu jūs kažkokiu būdu, jūsų šaldytuve užsilaikė mielės, skystos mielės ilgiau negu kad nurodo gamintojas, reiškia, jums reikės daryti jų starterį ir bandyti jas atgaivinti. Iš esmės jų ten bus dar ir visus metus, bet jų bus ženkliai mažiau ir, sakykime, tą patį pakelį naudojant, jums jo jau gali neužtekti vienai partijai alaus pagaminti. Todėl arba daryti starterius, arba dasipirkti naujų mielių šviežių. Taigi apie temperatūras tiek ir apie mielių rūšių skirtumus tiek. Jeigu turite klausimų, lauksime jūsų klausimų. Ačiū už dėmesį.